Ką dar parodė Kapčiamiesčio poligonas? Parodė tai, kad žmogus pilietis Lietuvoje visiškas niekas, kad žmogus neskaitomas niekum, kad žmogaus interesai visiškai nerūpi. Ir ne valstybei, nes mes kartais maišom valstybę su moraliniais pederastais užvaldžiusiais valstybę. Tie moraliniai pederastai jie ne valstybė, jie valstybės gėda, valstybės šunvotis, valstybės vėžys, kuris ėda valstybę iš vidaus. Tai va tie būtent vėžys valstybės. Ir yra kalti dėl to poligonų. Pamatėm, kas yra kum, kas išlindo, atsiverė žaizdos, atsiverė opos. Mes pamatėm, kad žmogus visiškai niekas, kad galima priimti sprendimus žmonėm už akių, nuspręs žmonėm už akių, o tik paskui atvažiuoti ir įrodyti, kad jisai reikalingas, nors jau viskas nuspręsta, pinigai sumokėti, dalis kyšiai sumokėti, atkatai sumokėti, dalinamasi pelnu būsimu. Na, o tokie moraliniai pydarai kaip Valinskas, aš nežinau, jisai tik moralinis, gal jis ir fizinis, jisai buvo pas pasakęs, kad jisai pydaras, kad moralinis dugnas visiškas įsigimėlis, tai čia faktas, kalbos jau nėra apie tai. Girdėjau, kaip jisai kalbėjo su tą moterim. Norėčiau, kad jisai su vyru, bet kuriuo tai pakalbėtų. Norėčiau, kad man jisai tai pasakytų. Na, galbūt man tektų atsidurti uždarose patalpose, o jam į kitose uždarose patalpose reiktų atsidurti. Ir galbūt visam gyvenimui. Visiškas įsigimėlis. Negaliu, žinot, kaip išgirstu Valinsko pavardę, man šleikštulys ima. Aš išgirstu jo balsą, mane šleikštulys suima. Tai vienas iš šleikščiausių padarų Lietuvos istorijoje turbūt, mūsų šiuolaikinė Lietuva, vienas iš šleikščiausių. Tokių šleikščių padugnių yra labai nedaug. Na, įskaitykime Vytautą Landsbergį, minėtą pederastą, dar keletą. Yra jų nedaug, bet jų yra. Tokių kaip karo vadas, na, pasižiūrėkite veidą, tenai, debiliukas, apsimelavęs, kvailys kažkoks už rimtus laipsnius davėsi, karo nematęs. Kažkada galvojau, kad dar jisai turi smegenų, pasiklausius, kaip jisai vaikiškai, idiotiškai melavo apie sausio 13 ir mėtė kokteilį, na, ten jau peržengtos visos idiotizmo ribos, ten debilumas. Kum laikoma tauta laikoma visiškais vergais, bevaliais, beteisiais, jį laikomais visišku nuliu. Ir pagrindinis kozeris jų jau 35 metai, turbūt kaip tas vyksta. Kas tik tai prieš juos, tai tu rusų šnipas. Kas tik tai prieš vagis, rusų šnipas. Prieš pedofilus, rusų šnipas. Prieš pederastus, rusų šnipas. Prieš bet kokius įsigimėlius, rusų šnipas. Visur Rusija. Dabar tie, kurie kovojo prieš tą antikonstitucinį, prieš įstatymus pažeidžiantį žmonių teises poligoną, visi kaltinami tarnystė Rusijai. Senas dalykas, ponai moraliniai pederastai. Mušta korta, mes per 35 metus jau tik atsikandom, kad mes visur kaltinami visi, kurie tik tai prieš sistemą, visi kaltinami tarnystę Rusijai. Jau mušta korta, jau atsibodė, jau niekam neįdomu, jų neveikia. Ir kad ir kokius jų samdytų ten tuos narkomanus, suskius, kurie važinėja ten Lazdijuose, Druskinykuose ir samdyta klika ir bando provokuoti, erzyti žmonės, ten kiršyti, neišeis, tai silpnumas. Jūs moraliniai padugniais parodė savo silpnumą. Manau, kad vis tiek tas poligonas bus. Jau ten tokie dugnai kaip Ikea, jau ten pelnus dalinasi dėl medinos, jau apskaičiavę, kiek reikės, kiek išsikirs, kiek ką. Žmonės jau ten moralės nėra. Ir vienintelis dalykas, kuris gali pakeisti, tai tas dalykas, dėl kurio bandoma atseit statomi poligonai. Ateis ir praeis pro tuos poligonus, ten niekas nieko neišgelbės. Ir aš pilnai suprantu žmonės, kodėl gatvėse vis tankiau sutinku, kadangi esu žinomas blogeris, tankiai sustinku žmonės ir klausia, pasakykit, kada ateis rusas. Kartais juokinga darosi, o kodėl jūs to ruso taip laukat, kad jau viskas išbandyta, jau viskas praeita, jau kito kelio nėra.
Vienintelis dalykas, kas gali dar kažką pakeisti, jeigu užeis rusas. O klausiu, sakau, klausykit, ko jūs manot, kad užeis. Jei jisai praeis, tai čia likti išdegį žemį. Viena močiutė pasakė, aš jau savo vaikelį atgyvenau, tegu lyg išdegį žemį, tegu žus gerų žmonių 100, bet prie to 100 bent vienas iš tų padugnių, kaip jūs vadinat, moraliniais pederastais. Jį žiūri mano kanalą, žiūri mano video. Ir pakartojo mano žodžius, kaip aš jūs vadinu, moraliniai pederastai. Nesutinku aš su jie. Galėtų būti kitaip, kad išnyktų tik tie padugnys uzurpavę valstybę, valdantys valstybę. Ir man labai pikta būna, kai sako, tu antivalstybininkas. Iš kitos pusės žodis antivalstybininkas reiškiasi antipedofilija, antipedofilistą, antivagį, antikorupcionierių, antiparsidavusį moralinį pederastą. Nes valstybė save laiko tą savelę šutvį, tą padugnių užvaldžiusi Lietuvoje save laiko valstybė. Ir jeigu pasisakom prieš jūs asmeniškai, mus kaltina, kad mes pasisakom prieš valstybę. Mes ne prieš valstybę, valstybė tai mes. Tai aš, tai jūs, tai oras, tai namai, tai gamta, miškai. Viskas, kas mūsų supa, yra valstybė. Esam mes. Beje, tą mūsų valstybę naikina įsigimėliai moraliniai. Įsidėmėkit. Valstybė mes. O mūsų gamta valstybė ir valstybė, kaip ir gamta yra valstybės dalis, naikina tie moraliniai pederastai, kurie užvaldė valstybę. Aš suprantu, kodėl žmonės laukia ateinančių rusų. Ir aš pilnai jūs pradedu pateisyti, aš pradedu suprasti. Ir galbūt ir aš pradėsiu laukti, tai taip toliau tęsis. Jie net nežino, tie padugnys, kad jie patys stumia tautą, stumia žmonės link Rusijos. Nes žmonės jau neviltyje ir nežino kitos ateities. Jie nemato kitos įvadavimo, jie nemato kitos įlaisvino nuo tų korumpuotų, parsidavusių moralinių įsigimėlių. Ir man vėl ant liežuvio galo pavardė Valinskas. Sakyčiau, tas žmogus yra pavyzdys mūsų moralinių pederastų Lietuvos. Vienas iš pavyzdžių, vienas iš tokių pagrindinių pavyzdžių, kokis neturi būti aplamai žmogus. Pasižiūrėkit į tą padugnę ir suprasit, kokiu žmogu negalima būti.